Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Praeitą savaitę laidos nebuvo, kadangi buvau komandiruotėje Vokietijoje ir buvau mieste Halė, Vokietijos miestas, su kuriuo mes bendradarbiaujam jau labai seniai. Turiuomenį, bendradarbiaujam jau daugiau nei 30 metų. Ligoninės bendrauja, keičiasi specialistais, keičiasi įranga, gaunam ir atitinkamą pagalbą tai pačiai įrangai, medikamentams ir taip toliau. Ir tie santykiai jau labai tvirtai susiklostę ir buvo malonu bendrauti su tais žmonėmis, kurie nors ir nėra formalių įformintų bendradarbystės santykių, tačiau tie santykiai puoselėjami, jie tvirti. Ir malonu kalbėtis su tais žmonėmis. Tai tam, kad vis dėlto ir įforminti tuos santykius, buvau susitikęs su Halės miesto meru, su jo patarėjais ir kalbėjome, kokiose dar srityse galėtume bendradarbiauti. Tai ne vien tik tai sveikatos apsauga, bet ir neabejotinai tai ir sportas, ir kultūra, ir turizmas, ir pramonės plėtra. Visi šitie klausimai buvo aptarti. Dabar esu pakvietęs jų delegaciją atvykti pas mus, pasižiūrėti. Neabejotinai tai skirtingo dydžio miestai, nesulyginami miestai, tačiau mes turime ką parodyti, mes turime kuo pasidžiaugti ir kodėlgi nebendradarbiauti jau tarp miestų, pasirašius bendradarbystės tokią oficialią sutartį. Taigi, kokius gavau šią savaitę klausimus, tai dabar atsakysiu. Pirmasis klausimas buvo, ar vasaros sezono metu bus organizuojami policijos patruliai pėsčiomis, dviračiais, lankomose vietose, poilsio zonose, takais iki stoties, paplūdimys ir kita vasaros metu. Tai aišku, klausimas ne visai man, ne visai administracijai savivaldybės, tai yra daugiau policijos klausimas, tačiau mes palaikome santykius ir kalbamės ir su policijos komisariatu, kaip jiems sekasi, ką jie galėtų pastiprinti ar patobulinti. Tai atsakymas yra toks, kad jie stengiasi ir vykdo pagrindinę pagalbos funkciją, kada yra iškvietimai, tai čia yra prioritetas, tačiau jeigu yra laisvi pareigūnai, jie visada lankosi masinio susibūrimo vietose, tai ir prie takų, ir tam pačiam pliaže ir taip toliau, ir stengiasi daryti taip, kad mūsų miestas būtų kiek įmanoma saugesnis, kiek įmanoma ramesnis ir miesto gyventojai galėtų gyventi ramiai ir saugiai. Tačiau taip pat noriu pasakyti, kad visa tvarka, visas saugumas didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų gyventojų pagarbos vieni kitiems, nuo pagarbos pareigūnams. Todėl atsižvelgiant į tai, reikėtų gerbti vieni kitus, tada tikrai viskas bus gerokai saugiau. Kaip greitai bus baigti elektros laidų tvarkymo ir pajungimo darbai Sidulinos alėjoje? Na, matyt, kad tos negatyvios žinutės, kurios vis dar Facebook'e apie laidus, apie neužbaigtus darbus, jau net kažkuria prasme ir vėluoja, nes jei teisingai suprantu, pagal tas nuotraukas, kurios buvo atsiųstos siunčiant šį klausimą šią savaitę, jos jau yra pasenusios. Ir turbūt visi galėtume patvirtinti, kad tų laidų jau seniai nėra ir tie laidai pajungti prie laiptų turėklų, laiptai tamsiuoju metu apšviesti. Todėl toks ir atsakymas. Tiesiog jau klausėme apie tai, ko jau nėra. Dėl kelių būklės Visagino mieste šiandien mačiau kelininkus, kurie remontavo kelius. Ten kažkaip nesuprantamai pila žvyrą su bitumu. Jau laikas nutiesti naujus kelius vedančius į miestą. Kokia situacija?
nes techninę apžiūrą praeiti tampa beveik neįmanoma, o už degalus akcizas ir PVM mokamas kiekvieną kartą, kai pilamas kuras. Jeigu tokia situacija toliau bus, tegul bent policija nestabdo dėl techninės apžiūros, nes kompensacijas išreikalauti taip pat, suprantu, neįmanoma. Klausimas tikrai aktualus ir mūsų miestui, ypač kalbant apie privažiavimo kelius. Atsakyti, kaip mokami mokesčiai, tai tikrai neužsiimsiu, nes tai yra ne nuo savivaldos priklausantis klausimai. Tačiau kalbantis apie miesto kelius, tai taip, žiemos metu, tam, kad išvengti didelių duobių, pilamas taip vadinamas šaltasis asfaltas, tai yra labai laikina priemonė tam, kad automobilius kiek įmanoma apsaugoti nuo didelių duobių ir aišku visą eismą padaryti kiek įmanoma saugesniu, bet tai yra labai laikina, kada pradeda dirbti pavasarį asfalto gamyklos, tada grįžtama prie šitų pačių duobių, sutvarkomos jos jau kapitaliai. Taigi, jeigu matėt, kad pilasi toks šaltas, taip vadinamas asfaltas, tai matyt, tai buvo dar žiemos metu ir tada, kada nėra galimybės sutvarkyti duobes jau tuo pagrindiniu būdu, tai yra karštu asfaltu. Jeigu kalbėt apie mūsų įvažiuojamuosius kelius, tai dar kartą priminsiu, nors esu sakęs ne vieną kartą, kad šitie keliai iki pat sankryžos kosmoso parko ar iki žiedo, imant nuo atominės elektrinės ar nuo pramonės mūsų parko, tai viskas priklauso regioniniams keliams, tai yra valstybiniai keliai. Ir viską, ką mes galim, tai darom ir netgi darom daugiau. Maža to, kad rašom, skambinam, taip pat skundžiamės, kaip ir Seimo nariams, taip ir vyriausybės nariams, net prezidentui apie tai sakom ir rodom. Ir tikimės, kad visgi bus surastos lėšos ir šitie keliai bus pilnai atremontuoti. Prašau, pakomentuokite susiklosčiusią situaciją dėl nebaigtos statybos pastato ir parduotuvės Lidl. Svarstote galimybę įpareigoti statinio naudotoją suremontuoti, rekonstruoti ar nugriauti statinį, jeigu tolesnis jo naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. Kokių veiksmų buvo imtasi? Taip, tikrai šitas pastatas tikrai nepuošia mūsų miesto. Ir šalia tų veiksmų, kuriuos vėliau papasakosiu, paskutinis veiksmas, buvau susitikęs su to pastato savininkais ir kalbėjomės, ką jie planuoja, kad kažkaip tai įpareigoti, kaip paskatinti, investuoti į tą pastatą. Buvau patikintas, kad pačiu artimiausiu metu jie padarys tokį valdybos posėdį ir nutars, kokie planai dėl šio pastato. Taigi laukiu tos informacijos. Jeigu žiūrėti į kažkokius tai, sakykime, prevencinius veiksmus ar netgi, skaičiau, paskatinančiuosius veiksmus, tai buvo ir administracinių nuobaudų skirta už nepriežiūrą. Taip pat turbūt pastebėjote, kad jau visgi savininkai užkalė langus, kad ten vaikai nelystų, nes tai iš tikrųjų pavojinga. Ir tai yra tos priemonės, ką mes galime. Aišku, priversti savininkus investuoti į šį pastatą. Tikrai savivaldybė to padaryti negali ir aš abejoju, ar yra tokia jėga, kuri galėtų priversti savininką į jo nuosavybės teise priklausantį turtą investuoti, perstatyti ir taip toliau. Tai vat tokia situacija. Labai tikiuosi, kad pačiu artimiausiu metu tie šio pastato savininkai priims sprendimus, apie kuriuos informuosiu. Dabar tiesiog nenoriu sakyti, bet buvo išsakyta tam tikra viltis, kad visgi su tuo pastatu bus galima kažką jau padaryti. Tai va tiek tų klausimų. Noriu taip pat pakviesti
šį savaitgalį, šeštadienį kultūros centre bus jaunimo chorų festivalis, kuris žymi mūsų dainų šventės 100-metį, kuri vyks vasarą. Tai čia tik pradžia tokių renginių. Kviečiu visus apsilankyti, pasiklausyti geros muzikos, pasisemti geros nuotaikos ir viskas bus gerai.